jaunuolių šiandien paklausiau, kada reikia rizikuoti. Ir žinot, ką jaunimas atsakė, jeigu jūsų klausčiau, kada reikia rizikuoti, ar reikia rizikuoti. Turbūt visai atsakytumėt, bet vyresni mes turbūt sakytume, gal rizikuoti nereikia. Jaunimas taip pasakė, visada reikia rizikuoti. Visada reikia. Jauna, dvasia, tai jie nori daug potyrių ir galvoja, kad per riziką gali pasiekti, ypatingas patirtis ir nuveikti ypatingus darbus. Bet aš pasakiau jiems taip. Sakau, jeigu jūs sėdat į automobilį, kuriame neveikia stabdžiai ir važiuojat 100 km/h greičiu, ar sėsit? Ne, sako, čia ne rizika, bet tai yra rizika. Ir jeigu važiuosi tokiu automobiliu, vargu ar pasieksi savo tikslą. Taigi, kai kuriuose vietose rizikuoti nereikia, nes tai gali būti fatališka klaida ir paskutinis tavo gyvenimo įvykis. Bet kai kur rizikuoti reikia. Kur pavyzdžiui? Pavyzdžiui, savo darbe. Mes esame įpratę dirbti pagal tam tikrą rutiną ir turėti tam tikrą rezultatą. Ir jeigu surizikuojam ir kažką pakeičiam, kažkokią verslo sritį, vėl naujai pradedam daryti, nežinom, koks bus iš to rezultatas, nežinom. Rizikuojam ir galim turėti ypatingą rezultatą. Galim. Tai yra rizika. Suprantat? Ir šita rizika būtina. Ką noriu tuo pasakyti? Žiūrėkit, didžiausia rizika, kurią daro žmonės šiandien, jie rizikuoja savo amžinuoju gyvenimu. Kaip jie praleidžia sekmadienį? O šiandienos žmogus, kaip jis praleidžia sekmadienį? Jis praleidžia sekmadienį gyvendamas savo malonumui ir džiaugdamasis gyvenimu. Kas be ko? Bet jis neina į bažnyčią, nesimeldžia, nes turi veikti kitus darbus. Bet tik Dievas duoda amžinai gyvenimą. Ir mes susirinkę dėkojam už gyvenimą, kurį gaunam, ir meldžiam amžino gyvenimo. Taigi ateidami mes nerizikuojam. O šiandieninis žmogus, jis galvoja, kad yra nemirtingas. Sėda į automobilį, kuriame nėra stabdžių ir lekia pašėlusiu greičiu. Drįstu teigti, kad ne kiekvienas nuvyks į savo tikslą. Taigi rizikas mes turim pasverti ir įvertinti. Kai kur reikia ir būtina rizikuoti, o kai kur dėja tai yra mums fatališka ir to reikia vengti. Šiandienis žmogus galbūt nelabai susigaudo šituose pasirinkimuose. Tai čia įvadas. Toliau žiūrėkit Evangeliją. Labai įdomi Evangelija, kurią girdėjom, eina kalba apie Jėzų, kuris sugrįžta į savo tėviškę. Tėviškė ten, kuris gyveno Nazarete, toks kaimelis, apie 200 žmonių gyveno. Uždaras, vienas kitą pažįsta. Ir jeigu ten pasiliksi, ten būsi, nebus jokios naujovės. Ir Jėzus išeina skelbti Evangeliją Kafarnaumą, į kitas apylinkes ir grįžta į savo tėviškę. Jis jau yra žinomas, jau žmonės apie jį kalba, sugrįžta į tėviškę. Viskas gerai, jis yra pagarboj ir ateina jis į sinagogą šeštadienį jau saviesiems, iš kur yra kilęs, pakalbėti apie Dievą, mokyti, skelbti Dievo karalystės. Ir kadangi jis skelbia kitaip, negu yra įprasta, kitaip negu jie yra įpratę girdėti, šitie žmonės aplinkiniai sureaguoja. Kas čia toks? Jis tarsi iš mūsų, bet kalba ne kaip mes. Ir mąsto ne kaip mes. Kas jis toks? Įsivaizduojat, jeigu jūsų aplinkoje atsirastų žmogus, kuris, kalba kitaip, negu jūs esate įpratę girdėti, nebūtumėt patenkinti. Kodėl? Nauja informacija. Gal ji nėra miela, gal ji nėra priimtina ir blokas, mes nenorim to girdėti,
ir tada tas žmogus nėra mėgstamas, jis yra laikomas kuo toliau. Jau ieškom tada preteksto, priežasties, kaip jį pašalinti iš savo akiračio. Toks yra žmogus. Ir su tuo susidūrė Jėzus. Bet neskaitant to, jis vis tiek kalbėjo. Ir mes girdim, daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, stebėjosi. Ta žodis stebėjosi, lietuvių kalboje toks atrodo paprastas, nustebėjus. O, kaip tu čia gražiai kalbė. O, koks nuostabus žmogus. O, kas čia labai įdomaus pasakyta ir panašiai. Tuo tarpu originalo kalboje ne apie tai eina kalba. Originalo kalboje reikšmė šito žodžio yra, kad jie buvo pritrenkti, šokiruoti tų žodžių, kuriuos išgirdo iš Jėzaus. Jie buvo nepatenkinti, nes kalbėjo Jėzus ne tai, kaip aš minėjau, jie norėjo girdėti. Ir dėl to buvo šokiruoti, pasipiktinę. Ką tu kalbi? Ką tu kalbi? Suprantat? Suprantat šitą dinamiką. Jėzus įeina į šitą dinamiką. Ir tada jie sako, iš kur jam tai? Klausimas labai įdomu, žiūrėkit. Kada mes susiduriam su svetima informacija, kurios mes nepažįstam, ji mums nėra priimtina, ji mums nėra miela, mes ją norim atmesti, ta informacija ateina arba iš žmonių, arba iš Dievo, kada mes meldžiamės. Ir mes sakom, iš kur čia tai? Iš kur jam tai? Iš kur jam tai? Mes nežinom. Nežinom. Nes nenorim priimti. Žiūrėkit. Jeigu žmogus, ir šitoj vietoj tas pasidalinimas yra, jeigu žmogus nori pasilikti savo kiautę, savo informacijoje, savo gyvenime, nenori niekuo rizikuoti, tai jis suprantat, sako, iš kur čia jam tai? Nepriimtina. Tačiau jeigu žmogus galvoja, o tai čia tai kažkas tokio, kas man yra būtina ir naudinga gyvenime. Ne, kada Dievas mums pašnibžda kažką, pasako šventoj dvasia tavo, preiškia. Tu eik čia, tu nedaryk to, tu elkis taip. Ne, pasako, bet taip tyliai Dievas kalba visada nepriversdamas, kad tu vos gali girdėti. Tu žinai ir ką tu atsakai. Iš kur? Iš Dievo. Suprantat? Klausimas, iš kur jam tai, mus iškart suskirsto į dvi stovyklas. Ar mes norim priimti informaciją, ar nenorim? Iš Dievo. Jėzus Dievo sūnus. Jėzus Dievas. Ir mes visi, klausydami šitų sakinių, mes žinom, kada jie užklausia, arba kad kas nors užklausia, iš Dievo. Iš Dievo tai. Ir tada aš, kaip? Nėra taip paprasta ir lengva imti ir pakeisti viską savo gyvenime. Bet žinau, kad iš Dievo atėjo man įkvėpimas. Daryti tą arba kitką, elgtis taip arba kitaip. Iš Dievo. Ir tada stengiuosi. Ne visada pasiseka. Suprantat? Jau įsipareigoju. Jau atsiliepu. Jau įtikiu. Toliau. Sako, kas per išmintis jam suteikta? Žinot, tas žodis išmintis čia irgi, kaip jūs įsivaizduojat, kas yra išmintis? Išmintis, atrodytų, yra kažkas tokio abstraktaus. Aš gebu suvokti savokas įvairias, jomis disponuoti, galiu kalbėti, galiu susigaudyti, ką pasirinkti. Iš esmės išmintis mums įsipiešia į ką? Į teoriją. Pažįstu teoriją, pažįstu, kaip yra sukonstruotas pasaulis, kokios kategorijos, kaip reikia elgtis. Visa ta teorija atrodytų yra išmintis. Ir renkuosi. Bet pagal žydiškąją tradiciją, kurią be abejonės perėmė ir graikai, chochma reiškia, suprantat, amatą. Amatą reiškia. Tavo gebėjimas, šio žodžio prasme yra, tavo gebėjimas kažką sukurti gražaus. Vadinasi išmintis. Tavo gebėjimas sukurti kažką gražaus. Ir žiūrėkit paprastą dalyką. Reikia išvalyti kambarius, ne? Reikia išminties, kad gražiai susitvarkytume kambarius. Kad jie blizgėtų. Reikia ir pastangų, bet reikia ir išminties.
Darai kažkokį darbą ir tu sukuri kažką. Ir džiaugiesi, kad sukūrei, kad padarei, kad darbas tave pradžiugino ir pradžiugino kitus žmonės. Tu padarei. Pagal žydus reiškia išminti. Tu esi išmintingas. Tu gali sukurti kažką naujo. Ir mes, žiūrėkit, nuolat kuriam savo gyvenime. Nuolat kuriam. Ir tas kūrybinis procesas mums yra mielas dalykas. Mus pripildo. Nesvarbu, ką darytume. Šluojam kambarius, plaunam indus. Vis tiek tu kažką darai gero. Ir tu džiaugiesi. Tu kuri visuomenę, bendruomenę. Tu kuri kažką. Tu darai. Ir tu esi tada išmintingas. Ne tai, kad tu moki pašnekėti, įvairias teorijas išmanai, viską susigaudai ir supranti, viskas gerai čia. Bet tu turi kurti, tu turi daryti, tada esi išmintingas. Ir kada jie kreipiasi, kas per išmintis, tai va, žiūrėkit, jis kuria naują pasaulį, Jėzus kuria naują pasaulį, naują tikėjimą, pati pradžia. Jis kuria, jis padeda pamatus. Ir atsiranda visiškai kitoks mąstymas, kuris, kaip minėjau, pačioj pradžioj buvo atmestas, nepripažintas. Jis kuria, jis išmintingas. Ir be abejonės, kada mes esam su juo, tampam išmintingi tiek, kiek mes galim sukurti geresnį pasaulį. Tiek, kiek mes galim sukurti kažką savo aplinkoj. Argi jis nedailidė? Ta žodis dailidė, žinot, paminėtas, bet vis dėlto vertime nėra dailidės. Originalo kalboj reiškia amatininkas. Ką reiškia amatininkas ano meto kultūroj, kur Jėzus gyveno? Reiškia neturtingas žmogus. Nes turtingas žmogus buvo tas, kuris turėjo žemės ir dirbo žemę ir ta žemė išmaitino jį ir visą šeimą. Tas, kas neturėjo žemės, tas turėjo dirbti visokius amatus. Ir jis buvo, tai jie į jį kreipdamiesi sako, argi jis nedailidė. Taigi jis, iš mūsų tarpų yra taip, kaip ir paskutinis, žiūrėkit. Kaip ir, toks, neturtingas. Bet jis, šitas amatininkas, kas susisijęs su išmintimi, nes amatininkas ką daro? Irgi kuria, dirba, stato. Taigi susisėjęs su išmintim, jis ką stato. Nors tam tikra prasme čia yra paminėta neigiamam kontekste šitas pavadinimas dailidė arba amatininkas. Bet iš tiesų tai reiškia, kad jis kuria Dievo karalystę. Bažnyčia, kurioje mes esame, kuri gyvuoja 2000 metų. Įsivaizduojat? Štai kaip šventas raštas mums atskleidžia tiesas apie Jėzų. Ir toliau, aišku, čia galėtume daugiau kalbėti, kada sako apie brolius, Marijos sūnus, Jokūbo, Jozė, Judo ir Simono brolis. Ką tai reiškia? Aišku, paaiškinimai, kaip čia brolis ar pusbrolis, būtų kita kalba ir pakankamai ilga. Bet iš tiesų tai yra patriarchų, kurie yra reikšmingi Izraelio istorijoje, vardai. Taigi Jėzus yra susietas, čia yra aišku tam tikra simbolika, susietas su patriarchais. Jis tęsia Izraelio tautos istoriją, įjungtas į patriarchų gretas. Toliau, dar 2 mintis. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jeigu klausote šito sakinio ar negirdit prieštaravimą, jis negalėjo padaryti stebuklą, bet stebuklą vis tiek padarė. Kas čia reiškia? Kas čia yra? Kaip reikėtų suprasti? Kad padaryti arba kad įvyktų stebuklas mūsų gyvenime, ko reikia? Jūs žinot kiekvienas, reikia tikėjimo. Yra 2, kurie veikia. Dievas ir žmogus. Žmogus atsiliepia savo tikėjimu į Dievo veikimą
ir tada įvyksta nuostabus darbai mūsų gyvenime. Ne, kada mes atsiliepiam, kada mes turim tikėjimą, kada mes pasitikim Dievu. Jis gali veikti, atrišti visus mazgus. Ir tada mums, kaip sakant, yra lengviau gyventi. Ta mes žinom. Kadangi jie netikėjo, kaip buvo parašyta šventajame rašte, tai savaime suprantama, stebuklų padaryti neįmanoma, kadangi žmogus užsidarys, nenori priimti naujos informacijos, nenori įsileisti Dievą į savo tarpą, į savo gyvenimą, ir viskas. Ir mes žinom, kas yra, ir šiais laikais tas pats vyksta. Ir vis dėlto jis sako, keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Ką reiškia? Tai reiškia, kad Dievas vis tiek, nesvarbu, ar tu atsiliepi, ar neatsiliepi, ar tiki, ar netiki, prieina, uždeda rankas ir tave pagydo. Ir tave pagydo. Tave susiranda. Tu nieko nedarei, tu neatsiliepiai. Bet ėmė Dievas ir tavo gyvenimą atsirado. Ir viskas pasikeitė. O štai tą ir nori pasakyti. Kartais, kada mes kalbam, neturi tikėjimą, neatsiliepia, vadinasi, nieko iš jo nebus. Ne, Dievo veikimas yra beribis. Ir jis gali paliesti kiekvieną žmogų. Ir jis tai padaro. Jis prisiartina ir išgydo. Tai tą nori tekstas mums ir pasakyti kaip aktualią naujieną, kadangi mes galvojame, ne? Šiandienos pasaulyje, kad taip sudėtinga yra viskas, Dievas tarsi pasislėpęs, tarsi jau, kaip sakant, tikėjimas pradeda mažėti ir panašiai. Ne? Dievo veikimas iš tikrųjų jis yra jaučiamas, jis yra. Ir, kaip minėjau, paskutinis sakinys, kuris irgi turi kelias prasmes ir gilias prasmes, sako, Jėzus stebėjusi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Jėzus stebėjusi jų netikėjimu. Ką tai reiškia? Labai paprastai čia pasakyti yra. Žiūrėkit, jūs, kurie tikit, esate tikėję, ne? Jums, kuriems Dievas yra svarbus ir reikalingas gyvenime. Ir jūs žinot, kaip Dievas veikia jūsų gyvenime. Ir jūs žinot, kad jis iš tikrųjų yra, ne? Viską jūs esate tai patyrę. Ir kada jūs norit kitiems žmonėms pasakyti, ne, kad štai Dievas veikia, Dievas, žinot, tą ir tą man padarė, taip ir taip, aš su juo bendrauju. Ir jie netiki, absoliučiai netiki. A jūs nesistebit? Stebitės, ne? Stebitės. Kaip jis gali netikėti? Kaip jis gali netikėti? Aš patyriau tai, aš žinau, kaip gali netikėti? Jūs stebitės ir negalit atsistebėti jų netikėjimu. Dėl to, kad esat patyrę ir žinot, kaip tikėjimas išlaisvina, išvaduoja ir ką suteikia. Bet jie to nėra patyrę. Ir jūs stebitės. Ir nieko negalit kartais padaryti. Tik stebėtis. Ir kaip buvo pasakyta, eiti per apylinkės kaimus, eiti į savo aplinką ir mokinti arba liudyti savo tikėjimą. Amen. Dabar visi